Ar tave labai erzina, kai nutinka taip? I'm not a robot. Select all images with traffic light. Verify. Mane tai erzina. Atrodo tokia paprasta užduotis. Pažymėti kelio ženklą, šviesoforą ar perėją, keli pelės paspaudimai ir viskas. Tačiau vis tiek mes atsakom neteisingai. Galbūt ši užduotis mums tampa per lengva? Po to seka kiti logiški klausimai, tokie kaip kodėl mes tai bijome robotų ir galbūt jie yra kiek daugiau nei tiesiog mechanizuoti įrenginiai, kuriuos mes sutinkame kino filmuose. Todėl pakalbėkime daugiau apie dirbtinį intelektą. Sveiki, mano vardas Liepa. Esu pirmo kurso studentė iš Vilniaus universiteto. Pastaruoju metu dirbtinio intelekto tema mane tiesiog persekioja. Kartu su savo drauge Meida dažnai pašnekame apie jos aktualijas ir turi lygiai tiek pat klausimų, kiek ir aš. Taip, man yra be galo įdomu. Ir ne tik man, bet ir mūsų kolegai Ridui. Labas, aš Ridas ir štai vienas klausimas jums. Kuo skiriasi žmogaus intelektas nuo dirbtinio intelekto? Manau, dirbant kartu geriau suprasime šitą temą, Meida. Sutinku su tavimi. Planas toks. Mes su Meida pasimsime 6 temas susijusias su dirbtiniu intelektu. Kurios yra? Kas yra dirbtinis intelektas? Kaip sukurti saugų dirbtinį intelektą? Taip pat, kuo dirbtinis intelektas ir biologija yra susiję. Grįžkime prie tave erzinusio reiškinio. Jis vadinasi CAPTCHA – Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. Arba lietuviškai verčiamas visiškai automatizuotas Turingo testas, skirtas atskirti kompiuterį nuo žmogaus. Sakyčiau, gan keistas vertimas, bet turime, ką turime. Tai jau tikrai. O kaip pavyzdį, pasirinkau ištrauką iš savo mylimo animacinio serialo Simpsonai. Tau kilo klausimas, kodėl CAPTCHA procesas mus erzina? Galbūt todėl, kad užduotis mums pasirodo per lengvas, tačiau Homer'ui jos pasirodė per sunkios, o Lizai palaipsniui sunkėjančios. Todėl noriu grįžti prie CAPTCHA akronimo. Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. Turing test arba Turingo testas – tai anglų matematiko Alano Turingo sukurtas įrankis išbandyti mašinų gebėjimą demonstruoti intelektą. Testo metu žmogus, kuris yra teisėjas, kalbasi su viena mašina ir vienu žmogumi. Visi 3 eksperimento dalyviai yra izoliuoti atskirose patalpose, tam, kad teisėjas nematytų, kuriuos atsakymus pateikia mašina ir kuriuos atsakymus pateikia žmogus. Svarbu paminėti, kad visas pokalbis vyksta griežtai tekstinėmis žinutėmis. Jei teisėjas nesugeba tinkamai atskirti, kuris atsakymas yra mašinos ir kuris žmogaus, teigiama, kad mašina išlaikė testą. Arba kitaip tariant, mašina mąsto. 1950 metais Alanas Turingas išleido savo pagrindinį darbą pavadinimu Ar mašina gali mąstyti. Ir nuo to laiko tai drastiškai pakeitė mūsų sampratą apie kompiuterių mokslą, taip pat ir dirbtinį intelektą. Bet kas yra tas dirbtinis intelektas? Dirbtinis intelektas tai technologijos arba programos, kurios mokosi ne iš mūsų patiktų instrukcijų, tai yra tai, ką mes liepiame daryti, bet iš pavyzdžių. Mes programai duodame daug pavyzdžių ir tuomet, pateikus naują, panašų pavyzdį, klausime, kas čia. Iš visų turimų pavyzdžių, programa renkasi ir sukuria savo atsakymą. Bet kuo dirbtinis intelektas skiriasi nuo mums žinomų algoritmų ar nuo žmogaus intelekto? Dirbtinis intelektas skiriasi nuo kitų kompiuterinio algoritmų tuo, kad gali mokytis atlikdamas tą patį veiksmą, bet gali elgtis ir kitaip, priklausomai nuo prieš tai atliktų veiksmų. Todėl kalbėkim pavyzdžiais. 2021 m. vasario mėnesį dirbtinio intelekto technologijų kompanija OpenAI pristatė DALL-E. Ši dirbtinio intelekto versija pavadinta šių veikėjų garbei. Šio dirbtinio intelekto modelio prietaiso principas yra sukurti vaizdą pagal užklausą. Tarkim, rožinės spalvos debesėlis iš degtukų. Logika tokia. Dirbtinio intelekto modelis turi atvaizdus degtukų, turi atvaizdus rožinės spalvos ir turi atvaizdus debesų. Ir juos sudėjus kartu jis gali pateikti tą vaizdinį ir jį perkurti ir būtent taip atsakyti į pateiktą užklausą. O kaip tuomet su Google Search? Ar tai yra taip pat dirbtinio intelekto modelis? Taip, Google Search naudoja dirbtinio intelekto modelius ne tik tam, kad geriau suprastų savo vartotojų užklausas, bet ir tam, kad pateiktų geresnius ir tinkamesnius rezultatus. Google Search dirbtinio intelekto modelis
padeda atlikti užduotis tokias kaip informacijos paieška, gramatinių klaidų taisymas, rekomendacijos. Google Search gali pasiūlyti užklausas atsižvelgiant į naršymo istoriją ir vartotojo elgseną internete. Paieškos rezultatų rūšiavimas. Dirbtinio intelekto pagalba pirmiausia būna iškelta informacija, kuria yra aktualiausia atsižvelgiant į vartotojo pateiktą užklausą. Vadinasi, pradžioje mano aptartas CAPTCHA algoritmas padeda dirbtiniam intelektui mokytis ir pateikti pavyzdžius? Ne visai. Supranti, Meida, tai yra užduotis, kurią žmogus gali atlikti lengvai, bet kuri yra sudėtinga arba neįmanoma kompiuteriams arba dirbtinio intelekto algoritmams. CAPTCHA netiesiogiai moka dirbtinį intelektą. Pavyzdžiui, reCAPTCHA, kurį valdo Google, naudoja šias užduotis ir žmonių atliktus sprendimus, kad patikrintų, ar vartotojai yra tikri žmonės. Šie duomenys gali būti naudojami Google moksliniams tikslams, kuriant savaeiges mašinas, bei tikslinant Google žemėlapio atpažįstamumą. Pastebėsi, kad dažniausiai mes turime atspėti kelio ženklus bei šviesoforus. Noriu išduosiu paslaptį. Paskutiniai mūsų atsakymai buvo sukurti dirbtinio intelekto modelio ChatGPT, o šį dirbtinio intelekto modelį sukūrė ta pati kompanija kaip ir DALL-E. Tokio tipo video tiesiog prašosi išbandyti šios metodus. O jeigu manote, kad nesupratote atsakymo apie CAPTCHA ir dirbtinį intelektą, taip yra paprasčiausiai dėl to, nes programa ruošusi šiuos atsakymus taip pat jo nesuprato. Amerikiečių filosofas Jonas Serlis taip pat kritikuoja Turingo viziją. Jis siūlo įsivaizduoti uždarą kambarį, kuriame įkalintas žmogus ir jam pateikta knyga su instrukcijomis, kaip elgtis su nežinomais kinų hieroglifais. Per sienos plyšį jam paduodami nauji, niekada nematyti kinų hieroglifai. Tačiau, sekdamas knygos instrukcijas, kalinys sugeba parašyti atsakymą atgal. Kalinys niekuomet neišmoks kinų kalbos ir jos nesupras, tačiau už sienos esantys žmonės galvos, kad kalbasi su kinu. Pasak skeptikų, šiandieninis dirbtinis intelektas veikia taip pat. Galima manyti, jog Turingo 1950 metų idėja apie mąstančius kompiuterius yra dar ateityje. Jeigu nori toliau gilinti savo žinias apie tai, kas yra dirbtinis intelektas, siūlau pasiklausyti Deivido tinklalaidės. Šį kartą Deividas kalbins net 2 svečius, kurių Rido Bliss klausimai tikrai neaplenks. Sveiki visi, ačiū Meida ir Liepa už nuostabų pristatymą. Ir šiandien yra mūsų pirmoji podcast'o laida. Aš esu Deividas Matačiūnas, Dirbtinio intelekto asociacijos valdybos pirmininkas. Ir šiandien turiu 2 garbius svečius. Tai Dovydas Seilutka, Dirbtinio intelekto asociacijos prezidentas ir kompanijos Vinted duomenų mokslininkas. Ir Tomas Krilavičius, Dirbtinio intelekto asociacijos valdybos narys ir Vytauto Didžiojo universiteto profesorius. Gal pradėkime nuo paprasto klausimo ir užduosiu tau, Tomai, kuo skiriasi dirbtinis intelektas nuo žmogaus intelekto? Čia toks filosofinis labai klausimas, nesunku pasakyti, bet per visą tą darbo laikotarpį, kaip pasikeitė tas dirbtinis intelektas? Tai iš tikrųjų turbūt net nelabai yra kaip lyginti šiai dienai tą žmogišką intelektą su dirbtiniu intelektu. Vis tik galiausiai dirbtinis intelektas yra didelė formulė, gal sudėtinga, sunkiai suskaičiuojama, sunkiai sumodeliuojama, bet tai yra formulė. Ir formulę lyginti su žmogaus intelektu, kuris iš tikrųjų nėra pakankamai aišku, kas tai yra ir kaip tai veikia, tai labai sudėtinga. Bet turbūt jeigu žiūrėt tokius esminius klausimus, kur šiandien matosi, tai galėtų būti, pavyzdžiui, lankstumas. Vis tik tai žmogus adaptuojasi, kol kas visiems uždaviniam, kurie jam buvo iškilę. Dirbtinis intelektas, jisai dirba iki šiol su labai siaurais, tiksliais, konkrečiais uždaviniais. Kas yra įdomu, kad mes jau galime pradėti po truputį, net paties klausimo tokio uždavimas parodo, kad visai nemažai pasiekė dirbtinio intelekto kūrėjai, nes prieš keliasdešimt metų, kai tik susikūrė dirbtinio intelekto pati savoka, mes iš vis net negalvodavom apie lyginimą, kad galėtų būti lyginama žmogaus intelektas su dirbtiniu intelektu. Tai buvo labai super siauros sritis, kaip ten pavyzdžiui šaškių žaidimas arba gerokai vėliau tik tai šachmatų žaidimas, kur netgi galėjome parodyti, kad kažkokie dirbtinio intelekto modeliai kažką gali daryti ten panašiai gerai kaip ir žmonės arba taip pat gerai kaip žmonės. Tai čia aš labai Tomui pritariu, kad šitie dalykai dar kol kas netgi yra beveik nepalyginami, bet po truputį jų gebėjimai po truputį panašėja.
Aš labai džiaugiuosi, kad mes artėjom prie to ir turim, kad galim lyginti tokius dalykus iš viso. Šiam podcast'e turėsim ir moksleivių klausimų, tai vienas iš jų yra, kaip dirbtinis intelektas gali paveikti žmonijos vystymąsi ir ar dirbtinis intelektas gali užvaldyti žmonės. Tai šį kartą nuo tavęs, Davidai, pradėsiu. Kaip dirbtinis intelektas gali pakeisti žmonijos vystymąsi? Taip. Yra žymi citata iš dirbtinio intelekto kūrėjo Andrew Ng. Andrew sako, kad dirbtinis intelektas yra kaip naujoji elektra. Ir interpretacija šitos citatos yra tai, kad dirbtinis intelektas yra labai naudinga technologija, kuri greičiausiai bus svarbus komponentas beveik visko, ką mes naudosime ateityje. Produktų, kuriuos naudosime, paslaugų, kurias naudosime ir panašiai. Bus sunku įsivaizduoti gyvenimą be dirbtinio intelekto, panašiai kaip sunku bus įsivaizduoti, kaip dabar sunku įsivaizduoti gyvenimo be elektros. Viskas yra, visi dalykai, kuriuos naudojame, yra elektriniai. Tai kaip dirbtinis intelektas gali paveikti žmonijos vystymąsi? Tiesiog visi dalykai bus daug geresni. Bus, kaip seniau turėjome ne elektrinius dalykus, tai dabar turime elektrinius ir jie atsiranda labai daug naujų dalykų, kurių mes iš vis negalėtumėm turėti, jeigu jie nebūtų su dirbtiniu intelektu, tai turėsime jų vis daugiau ir daugiau. Tuos dalykus, kuriuos jau dabar turime, pavyzdžiui, automobiliai, jie turės labai svarbų dirbtinio intelekto komponentą, tai kaip pavyzdžiui galimybę save vairuoti, kurie iš principo pakeis tą vertę, kurią mums atneša automobiliai. Jie taps gerokai geresni, keletą kartų naudingesni, jeigu automobilis puikiai žinos, kaip naviguoti gatvėmis, kaip tave nuvežti į kažkokią tai vietą, tu iš principo turėsi asmeninį vairuotoją, kuris visai neblogai. kuris galės visą laiką už tave, galėsi dirbti, būdamas automobiliai ir panašiai. Ir pridedam prie to saugumas ir panašus dalykai. Tai, Tomai, dabar gal tu... Tai aš dar net ir papildyčiau, nes mes tarp elektros ir dirbtinio intelekto turėjom tokį daiktą kaip interneto atsiradimas, kuris irgi stipriai paveikė žmonės, jisai turbūt nieko neužvaldė, nebent žmonės patys savęs nekontroliuoja ir netinkamai elgesi, bet jisai stipriai pakeitė mūsų gyvenimą, bet jisai nepasidarė kažkas ypatingo, mes tiesiog jisai įsiliejo į mūsų gyvenimą. Šiandien turbūt sunku įsivaizduoti, kaip kažką darytumėm be interneto galimybių. Tai su dirbtiniu intelektu ir iš tikro beje, kai kas jau ir yra. Mes sunkiai įsivaizduojam savo gyvenimą be paieškos sistemų kažkokių tai. Tai ten irgi iš tikro jau yra tam tikri dirbtinio intelekto elementai, jie naudojami, veikia, mes naudojam tas sistemas ir net greičiausiai nieks nesusimasto iš tikro. Tai vis tik yra, ten kažkas nėra. Tai panašiai tas ir plėsis, kaip ir Dovydas minėjo, ir į visas kitas rytis. Rekomendaciniai varikliai, Netflix ir kiti, kurie rekomenduoja filmus, muziką. Taip pat noriu tau, Tomai, dar vieną klausimą. Kaip dirbtinio intelekto koncepcija pasikeitė nuo jūsų abiejų gal karjeros pradžių? Jūs ne vienus metus dirbate šitoj srityje ir kokia buvo ta pradžia ir kaip dabar viskas, kaip nauja dirbtinio intelekto banga prasidėjo? Tai tas pokytis labai stipriai ir priklausė ir nuo resursų pasiekiamų ir nuo duomenų, kuriuos gali naudoti ir iš tikro nuo skaičiavimo resursų. Tai tie modeliai jau pakankamai ilgai ir seniai kai kurie veikia. Tai kai kas buvo naudojama jau 2-30 mečius, kai ką modeliuoti skaičiuoti. Tačiau galimybės naudoti daug duomenų ir didelius resursus leido atsirasti pokyčiai dideli vaizdo analizai, pavyzdžiui. Dabar, kur daug kalbama, visi tie didieji kalbos modeliai, kaip visų čia daug aptartas ChatGPT, tai pokytis iš tikro yra įspūdingas. Bet patys pagrindai, bazė, ir į ką reiktų atsižvelgti dirbant, išlieka tie patys. Kokia buvo ta pradžia, prieš tą pirmieji žingsniai, kai tu pradėjai dirbtinį intelektą savo karjerą? Nuo ištakų jau aš irgi pradėjau gana daug laiko praėjus, bet tiesiog tai, kas šiandien, pavyzdžiui, ką galima padaryti, pasimodeliuoti, pasitikrinti per 10 minučių, tada galėdavo užtrukti dieną ar 2. O dabar tie skaičiai išaugę net ne šimtais, o tūkstančiais kartų. Bet uždaviniai iš tikro ypatingai nepasikeitė, uždaviniai buvo visada panašus. Įdomus dalykas, kuris gal pasikeitė, tai yra tai, kad atsiranda tam tikras skaičius, kurį viršijus tie modeliai pasidaro naudingi. Kaip kad vaizdų atpažinime, iki tam tikro
procento, tai kad sugeba kažkoks dirbtinio intelekto modelis atpažinti, ten žmogus yra ar nėra. Na, jie nėra labai naudingi, išskyrus galbūt nišinės aplikacijas. Ir kaip pasiekėm tą, tarkime, 99% tikimybę, kai kažkokiam tai sudėtingam paveikslėlėje dirbtinis intelektas sugeba atpažinti visus žmonės, pats modelis nesiskiria, jis tik truputėlį geresnis, truputėlį daugiau duomenų gavęs. Bet mums pritaikant tą modelį pamatėme esminius skirtumus. Čia vėl grįžtu prie aplikacijų ir tas pats ChatGPT buvo pirmoji ChatGPT versija, tiksliau buvo GPT dar prieš ChatGPT. GPT-1 arba GPT be jokio skaičiaus buvo iš principo labai panašus modelis tiek savo architektūra, gal išskyrus dydžius buvo gerokai mažesnis, bet architektūra buvo ganėtinai panaši. Apmokymo algoritmas buvo ganėtinai panašus. Tiesiog tas modelis nesugebėdavo taip gerai generuoti teksto, jis mums atrodydavo kažkiek juokingas, o kompiuteris sugeneravo kažkokius tai 5 žodžius, kurie kažkokią prasme turi ir taip toliau. Tada GPT-2 jau buvo iš tikrųjų naudingas dalykas, aš jau prisimenu, rodydavau prezentacijas, man būdavo labai įdomu ir aš buvau nustebęs, kaip gerai GPT-2 daro dalykus. Tada atėjo GPT-3 ir buvo vėl tas naujas lygis, kad va dabar mes jau galime generuoti labai ten rišlų tekstą, atsakymus į klausimus, tik tai susigeneruoja jisai ten 1 kartą iš 5, taip kaip reikia. Na ir galiausiai tas nedidelis tada postūmis į ChatGPT ar GPT 3.5 ir paskui galiausiai GPT-4, kur atnešė tą iš tikrųjų didžiausią praktinę vertę, dėl ko mes tikriausiai ir kalbamės dabar apie dirbtinį intelektą. Ja. Aš atsimenu GPT-2 modelis, kai šie visi labai kalbėjo, kad užvaldys pasaulį, kad nereikia išleisti, kad tai yra labai nesaugu. Jis ir nebuvo išleistas pačioj. Taip. Dėl saugumo reikalavimų. Tai kalbant apie ChatGPT ir kitas pažangės AI technologijas, kaip žmonės turėtų žiūrėti į tą dirbtinio intelekto integraciją į jų gyvenimą. Tai mes norim integruoti dirbtinį intelektą tokias sritis kaip medicina, švietimas. Kiek galime pasitikėti tomis technologijomis, būtent dabar, kai jos pradeda labai stipriai integruotis į mūsų gyvenimą? Tikriausiai galime naudotis tomis technologijomis, nesvarbu, kuo jos yra paremtos. Yra, svarbu atskirti, kad technologijos nauda, nesvarbu tikriausiai, kas ten po apačia, kaip veikia ta technologija, bet jeigu ji yra naudinga, jeigu ji pastoviai duoda gerus rezultatus, tai ji jau tikriausiai galima sutikti, kad ji yra naudinga. Jeigu aptinka, nežinau, kažkokias tai ligos požymius, geriau negu žmonės gydytojai, tai būtumėm tikriausiai kvaili nesinaudojant tokia sistema, nes kodėl ne, jeigu jie geriau daro dalykus negu žmonės. Jeigu dar papildomai prie to ir gerai suprantame, kaip viduje veikia ta sistema, kokia jos architektūra, kur dažniausiai daromos klaidos, tada galime dar geriau pasinaudoti šitą technologiją. Technologija, tų technologijų mes įvairių turim, kaip ir Dovydas minėjo. Tai čia su technologijom kaip ir su plaktuku, tu gali vienį kalt, gali kam nors per pirštus arba per galvą užkirsti. Tai lygiai tas pats su dirbtiniu intelektu. Reikia suprasti, ką tu darai ir kaip tu darai ir turbūt labai svarbu nesužmoginti. Mes mažai kalbam turbūt apie etiškus automobilius arba etiškus plaktukus. Tai čia ne visai tas pats, bet vis tik tai reikia suprasti, kad jisai pats nieko nedaro. Tu jam duodi, jisai kažką įskaičiuoja iš tavo pateiktų duomenų pagal tai, kaip tu jį išmokiai skaičiuoti. Aš dar pridėsiu, man labai patiko tavo analogija, Tomai, su automobiliais, nes automobiliai taip pat turėjo labai daug evoliucijos, kai mes tiesiog pridėjome saugumo komponentus, saugos diržus, oro pagalves, tam tikrus, nežinau kaip jie vadinasi lietuviškai, crumbling points, kur automobilio tiesiog kėbulas toje vietoje susispaudžia tam, kad nebūtų toks aštrus tas smūgis, kad šiek tiek sugeria patį smūgį iš automobilis iš savo rėmų. Konstrukcija pačia. Ir eismo taisyklės. Taip. Eismo taisyklės, būtent. Tai mes turėdami kažkokį daiktą, sugebame vis padaryti jį saugesnį ir saugesnį, benaudojant. Tai man atrodo, tą labai svarbu daryti su dirbtiniu intelektu. Mes taip būtent neturime tikėtis, kad jis kažkaip iš savęs bus ten tobulas ir etiškas ir panašiai. Mes turime pridėti tuos saugumo komponentus,
kuo daugiau tie dalykai yra naudojami. Čia dabar dar vienas moksleivių klausimas, gal pradėsim nuo tavęs, Tomai, kadangi tu esi kaip ir dėstytojas esi. Ir kalbėjom apie ChatGPT, tai ar įmanoma atpažinti dirbtinio intelekto sugeneruotą tekstą ir paveikslėlius ir kaip tai padaryti? Na tai analogiškai yra įrankių, kurie leidžia tuos dalykus aptikti, bet aš gal kitų kampų pasukčiau. Nereikia iš tikro įrankių. Jeigu studentas bando tokiu būdu kažką nelabai gero padaryti, tai galima paprasčiausias būdas paklausinėti studento, ką jisai padarė, ar bus viskas aišku. Ir čia ne tik kalbam apie studentus, iš tikro tie įrankiai, aš tai, pavyzdžiui, siūlau juos naudot, bet tu juos naudodamas ar kažką tai norėdamas parašyti, ar sugeneruoti kodą, dar kažką, tu turi suprast pats galutinį rezultatą. Taip pat kaip ir rašybos tikrintuvai. Na, jeigu tu jį naudoji ir parašai geresnį tekstą, tai viskas super, lygiai tas pats su šitu. Bet tu turi suprast, ką parašei ir kodėl tai parašyta. Iš principo dar pridėsiu, kad dalykai iš tikrųjų nelabai pasikeitė. Net tiek su vaizdų generacija, tiek su teksto generacija mes šitos dalykus visada turėjom. Jie tiesiog vadindavosi draugai arba žmonės, iš kurių nusipirki mokslinius darbus. Tai, kad Tomas sako, kad labai lengva pastebėti, ar tą darbą atliko pats žmogus ar ne, tai jis liks universaliai, nesvarbu kokia technologija sugeneruota žmogaus intelekto ar dirbtinio intelekto, tikrinimo priemonės nuo to nesiskiria. Ar neprarasime originalumo šiaip savo darbuose, kai rašom ir mokslinius darbus, mes tikimės tiek kažkokios idėjos, inovatyvios idėjos, originalios ir jeigu viskas bus parašyta, ChatGPT, kas tiesiog ieško tam tikrų žodžių, dažniausiai vartojančių būtent duomenų rinkinyje, ar netaps visi darbai tiesiog vienodi, straipsniai vienodi, socialinių tinklų įrašai vienodi? Tada tikriausiai natūrali atranka padės mums labai smarkiai vertinti tuos dalykus, kurie nėra vienodi. Tas žmogaus galbūt kūrybiškumas tada dar didesnį gaus vertę negu dabar. Tai iš tikrųjų mokslinių tyrimų atveju, bet kokiu atveju, tu, kai rašai straipsnį, jisai turi būti originalus kažkoks. Kitaip nieks jo nepriims, nepublikuos. O su naujienom, tai jei pamatysi, kad tas pats per tą patį, tai neskaitysi, gal tada ir bus save generuojantis toks žaislas tik tai toj vietoj. Abudu kuria dirbtinio intelekto technologijas industrijoje, mokslinėse srityse. Kokie yra pagrindiniai iššūkiai dabar, kuriuos mato dirbtinio intelekto srityje, būtent iš industrijos, iš mokslinės srities, su kuo susidara dabar? Ar tai yra labiau ta techninė problema, kad trūksta resursų ir mums reikia jų daugiau, ar tai labiau yra ta tokia teoretinė, kad mes dar nežinom tų tam tikrų algoritmų, kurie mums padėtų pasiekti geriausius rezultatus? Tikriausiai atsakymas yra taip į abu. Nežinome, kaip ir su kiekviena technologija, kuri labai greit tobulėja, ir čia ne tik kalbant apie dirbtinio intelekto technologijas, bet ir apie visas kompiuterinės technologijas, kol jos yra naujos, kol mes dar nesugebame jų suprasti iki galo, jų galimybių ir atnešamų naudų. Ir čia nekalbu apie tai, kad mes nesuprantame, kaip veikia algoritmai, bet galbūt dar iki galo neįsisavinam, ką mes gero galime sukurti, pasinaudodami šitais algoritmais, šitais įrankiais. Man atrodo, tai bus suradimas problemos, kurią įdomu ir reikalinga spręsti, su tais naujais įrankiais, kurie dabar sugeba spręsti visą naują rinkinį problemų, kurios iki šiol nebuvo sprendžiamos. Man atrodo, tai ir bus ta visada įdomiausia sritis, kur daugiausiai galima atnešti vertės. Man tai atrodo, kad dabar kaip tik dar daugiau iššūkių atsiranda, nes jeigu mes kalbam apie tokius labiau teorinius tyrimus su mažai taikymų, uždaviniai buvo gana siauri, ir tas sprendimas buvo gana ribotas. Dabar, tarkim, jeigu mes kalbam apie didžiuosius kalbos modelius, mes net neturim gerų matematinių įrankių, kaip įvertinti, kuris modelis veikia geriau. Taip, ir čia kaip tik vienas moksleivio klausimas yra, ar gali dirbtinis intelektas apie mane žinot viską? Tomai, gal tas padės? Ne. Jisai gali žinot tiek turbūt, kiek tu tos informacijos apie save padarei prieinamos tiem modeliam. Bet ir tai, žinot, nelabai gal gerą žodį šitoj vietoje. Jisai tai tikrai nežino. Jisai turbūt gali pasidaryti
Kažkas tai, kas kuria modelius, turėdamas duomenis apie tave, gali sukurti tavo kažkokį tai ribotą modelį, kur galbūt žinos, kaip tu mokaisi, tai sakykime, pažymius, galbūt elgesi tavo kažkokį iš telefono duomenų, dar kažką, bet čia turbūt esmė duomenys, kiek tu kokių duomenų atiduosi. Balsą įrašai. Balsas, vaizdas. Jo, tas pats. Klausimas apie žinojimą labai, man atrodo, teisingą klausimą uždavė Tomas, ką reiškia žinoti. Čia tikriausiai iš tos labiau privatumo, kiek mes esame davę dirbtiniu intelektui prieigą prie interneto, kiek mes galim būti saugus, kad jis nepasinaudos kažkokiais mano duomenimis, kuriuos aš socialiniais tinklais ir dar kažką. Tai pasinaudos, man atrodo, jeigu dabar dar nėra visiškai aišku, kurie modeliai ten sugeba naudotis, ar tikrai visais duomenims sugeba naudotis, ar ten yra kažkokios, tai, tarkim, Facebook ar Instagram, firmos, kurios nebūtinai atveria savo duomenis visiems kitiems. Tai mes, ateityje tikriausiai galime spėti, kad vis daugiau ir daugiau tų duomenų bus prieinama dirbtinio intelekto modeliams. Bet net iki dirbtinio intelekto, iki šitų didžiųjų dirbtinio intelekto modelių mes turėjom tą pačią problemą. Mes turėjome, kad didžiosios kompanijos apie mus žino labai daugą. Ir didžiosios kompanijos, ką reiškia vėl klausimas žinoti, jos sugebėdavo nuspėti mūsų elgesį, neturėdamos labai paprastus algoritmus. Dabar turėdamos algoritmus, kurie sugeba dar ir atpažinti vaizdo medžiagas, kurios sugeba labai tiksliai išskaityti iš tekstinės medžiagos, ką mes darome ir ką mes galvojame, tie modeliai, kurie atspėja mūsų elgesį ateityje arba atspėja, ką mes darytumėm tam tikroje situacijoje, ar mes pirktumėm kažką, ar mes galbūt naudotumėmės paslaugą kažkuria, jie tampa vis tikslesni ir tikslesni. Tai turim naują dirbtinio intelekto tokią revoliuciją, bangą, ChatGPT, generatyvinis dirbtinis intelektas. Ko galima tikėtis ateityje? Artimiausiu metu. Žinau, kad sunku labai prognozuoti kelių metų bėgyje. Tikriausiai pirmiausiai galime tikėtis tolesnių investicijų ir tolesnės evoliucijos tų pačių technologijų, kurias jau dabar turime. Kaip dirbtinio intelekto istorijoje turėjome daugybę ciklų, kai atsiranda kažkokia įdomi technologija ir tada iki jos, pavadinkime, didžiausius vertės įsisavinimo momento praeina tarp 5 ir 10 metų. Tai mes prieš mažiau kaip metus turėjome ChatGPT, galbūt tai nebuvo pradžia, nes didieji kalbos modeliai atsirado dar prieš 4 metus prieš tai, bet tikriausiai dar matysime bent keletą metų tų pačių technologijų, daugiau investicijų į jas, daugiau nišinių aplikacijų, daugiau atsirandančių, galbūt ne tik nišinių aplikacijų, bet ir atsirandančių didelių pokyčių visuomenėje. Pavyzdžiui, kaip tu prieš tai klausai apie švietimo sistemą, apie mediciną, kur šitie modeliai tikrai gali būti be galo naudingi. Dabar aišku, kad šie modeliai tikrai padarys didžiulį perversmą švietimo sistemoje. Tikriausiai niekam nekyla abejonė apie tai ir kad jie yra super naudingi kai kuriuose srityse. Tikriausiai pamatysime dar sričių, kur dabar dar nesugalvojam, kad šie gali būti labai naudingi, bet pamatysime, iš tiesiog praktinio pritaikymo, kad žmonės labai vertina. Duomenų paieška yra vienas iš tų dalykų, kur atrodo tikrai gali būti, kur dirbtinis intelektas labai gerai gali padėti ir panašiai. Aš galvoju, kad bus daug taikymų ir nebūtinai kalbam apie didžiuosius kalbos modelius, tik tiesiog pritaikymų tokiose vietose, kur mes greičiausiai nepastebėsim, bet ten, pavyzdžiui, kokios nors skalbyklės geriau veiks, ten gal transporto priemonės, elektros perdavimo, tokių visokių smulkių uždavinukų, kur tu nematysi, bet bus geresnis efektyvumas. Koks bus poveikis didžiųjų kalbos modelių? Iš tikrųjų, tikrai bus su paieška, kas susiję, su teksto rašymu, kur yra susiję darbai, tikrai manau, kad poveikis bus nemažas, tai aišku, dar priklausomai turbūt kaip vystysis tai atskirom kalbom, nes į anglų kalbai tai veikia pakankamai įspūdingai, lietuvių kalbai dar tikrai reikia labai atsargiai elgtis su tuo generuotu tekstu. Bet aš nemanau, kad
mes galim kalbėti apie ten kažkokius drastiškus pokyčius, kaip kad nebus mokytojo ar dar kažkas, tokių nesąmonių nebus tikrai. Ačiū labai, Tomai, Dovydai, visom. Dėkui. Ačiū, iki. Taigi, aptarėme tik mažą dalelę to, kas yra dirbtinis intelektas ir čia tikrai nesustosime. Kitos laidos tema – ateitis čia ir dabar. Joje kalbėsime apie ateities profesijas bei kokią įtaką jų išlikimui bei tobulėjimui turi dirbtinis intelektas.